Labadiena, gerbėmiai žiūrovai, 29-asis OptiBet lygos turas ir šiandien mes su jumis susitinkame Kaune, LFF treniruočių centro stadione, kur netrukus prasidės OptiBet lygos 29 turo rungtynės. Gavė. Į kairę, Levšinas baudos aikštelį, geras perdavimas, bus smūgis. Užmėgti kovą aikštės viduryje, organizuoja atakas, tiesa dabar charakteringas kol kas šios dienos rungtynėm. Tiesa, dabar dar palaukime, perimtas kamuolys, geras perdavimas, smūgis. Labai gerai Levšinas įmeta kamuolį Matulevičiui. Pastarasis prie baudos aikštelės, perdavimas link tolimo virpso, smūgis ir 1-0. 1-0 Filipas Dangubičius. Ir viskas prasidėjo, sakykime taip, rezultatyvus perdavimas tai turbūt bus įrašytas Giedriui Matulevičiui, bet aš dar nemažai laurų atiduočiau Aleksandrui Levšinui už greitą susiorientavimą situacijoje ir labai greitai išmestą ir aštriai išmestą kamuolį iš užribio. Epizodo pakartojimą, tai tas aromatas labai greitai išsisklaidė. Bet atakuoja! Bet išsiptelėjo Giedrius Zenkevičius, aišku, kiekvienas dirba savo darbą. O čia dar vienas pavojingas epizodas. 66 numeris Vilius Armalas, 74 numeris čia Styvas. O, vaba! Geras perdavimas ir... Naiklas Tveikas, pagaliau. Jeigu ne koja, tai galva ir muš antrą įvartį, o tai reiškia, kad Sūduvos situacija tampa dar sunkesnė. Vardinau žaidėjus, netgi šiek tiek nepamačiau atakos pradžios, bet čia aišku Viliaus Armalo klaidos nepadarė. Mitrūnas. Vosibikanas. Gerai pramestas kamuolys. Fedorovas. Greitas žaidėjas. Perdavimas į baudos aikštelę ir saugoti kamuolį, tačiau iki galo tas triukas jam nepavyko. Vosibikano. Dar vienas bandymas įsivežti į baudos aikštelę. Gražus perdavimas, Kajodės smūgis ir dabar jau Vincentas Šarkauskas. Nieko nuo to nepadarys. Taip, aidė finalinis rungtynių švilpukas. Kauno rajono Hegelman pelnytai. Tyčiau nugalėjo ir patvirtinami tendencijas.